Sveiki, šiandien norėčiau truputį pakalbėti apie pinigines. Manau, tai yra labai svarbu, norint pradėti tradinti ant chaino. Ką reiškia ant chaino? Tai reiškia, kad ne ant centralizuotos keityklos, tokių kaip ten, tarkim, Binance, Coinbase ar kitos. Tai jeigu jūs norite, tarkim, iš ten perskelti pinigus būtent ant blockchaino, jums reikalinga piniginė, kad galėtumėt pirkti, parduoti, approvint visus ten transactions ir panašiai. Tai va, piniginių yra gan daug, dabar pradėsiu nuo karštųjų piniginių. Karštosios piniginės yra būtent tos, kurios nereikalauja jokių ten patvirtinimų, jomis labai lengva naudotis, labai patogu, tačiau jos nėra tokios saugios, ką reiškia, kad jeigu kažkas, sakykime taip, įsilaužtų jūsų kompiuterį ir turėtų prisijungimus, jis galėtų ištraukti visus tos pinigus iš tos piniginės. Aišku, čia taip skamba labai gal žiauriai, tai taip nutinka labai retai, nebent jūs paspaudžiate ten kokio linko suspicious ar panašiai. Arba, kaip ir sakiau, nuhakino kompiuterį. Nu tai atsitinka labai nedažnai, bet dėl to yra nepatartina laikyti daug pinigų būtent karštose piniginėse. Tai va, šiandien kalbėsiu apie dvi pagrindinės, MetaMask ir Phantom. MetaMask yra daugiausiai naudojama ant Ethereum chaino, jinai yra viena iš populiariausių, buvo viena iš pirmųjų. Tai va, čia paspaudant šitą linką galite rasti step by step guide, kaip iš tikrųjų susikurti tą piniginę. Jie atrodo štai šitaip. Čia rodys jūsų balansą, kokias valiutas jūs turite. Taip pat galėsite patys pridėti papildomų tinklų, jeigu norėsite. Tai va, kaip man dabar esu ant Ethereum. Ir taip, kas svarbiausia, apie ką ir kalbėjau, yra būtent raktiniai žodžiai. Jie yra kaip jūsų slaptažodis nuo jūsų piniginės ir tik jūs juos galite turėti. Jeigu kažkoks kitas žmogus gaus jūsų raktus, tai reiškia, kad jis gali prisijungti prie jūsų piniginės ir tada daryti, ką nori. Tai tom kriptovaliutos ir yra ypatingos, kad tik jūs esate atsakingas už savo turtą ir jeigu prarasit raktus, tai čia jūsų kaltė ir visi pinigai, kaip sakom, bus prarasti. Tai va, daug nesiplėsiu, viskas iš tikrųjų gan paprasta. Jeigu seksite būtent kaip susikurti, tai iš tikrųjų yra tik extensionas. Jį reiks pridėti prie kitų extensionų ir tada susikurti, jums ten sugeneruos raktus, jūs juos užsirašysite ir tada jau galėsite iš keityklos, ten, ar tai būtų, kaip ir sakiau, Binance, ar ten Revolut, nežinau, galėsite jau atsisiųsti į šitą piniginę ir tada mes jau galime eiti ir daryti, pirkti viską ant chaino. Ir kaip ir sakiau, su karšta piniginė yra labai patogu. Tai va, čia buvo šiek tiek apie MetaMask, dabar apie Phantom Wallet. Tai va, čia, nežinau, kažkoks video pasileido, bet esmė tame, kad Phantom yra turbūt mano nuomonė pati geriausia piniginė, pati, kaip čia pasakyti, švariausia, tokia labai gerai atrodanti ir labai patogi, nėra daug rūpesčių su jo, kaip tarkim su MetaMask, nes ten reikia labai daug daryti, kaip sakoma, reikia daug ką pridėti, ten vienu žodžiu šita yra labai paprasta, labai man patinka ir ją naudosime daugiausiai, jeigu su manim tradinsinčius shitcoinus, nes Ethereum trading yra labai labai brangu, vien dėl didelių mokesčių. Kaip ir minėjau, ant Solanos viskas yra labai greita, labai pigu, dėl to tai sudaro pačias geriausias galimybės tradinti shitcoinus ir Phantom Wallet ir yra būtent Solanos piniginė. Ir ją mes naudosime dažniausiai, tai susikurti ją irgi tiesiog atsisiųsti extensioną. Čia matote, extensionas jum taip pat sugeneruos būtent raktinius kodus, kai juos turėsite laikyti su savim. Ir va taip atrodo ši karštoji piniginė.
Tai va, iš tikrųjų viskas labai gan paprasta. Reiks tiesiog atsisiųsti dar kartelį, susigeneruoti kodus, juos užsirašyti, tada turėsite prisijungimą prie savo piniginės. Reiks taip pat susikurti slaptažodį, kad kiekvieną kartą, kai tarkim išeisite iš browserio, iš internetinės platformos, jūs galėtumėt įsijungę kitą kartą tiesiog suvesti slaptažodį, kad nereiktų vedinėti pastoviai tų kodų. Tai irgi daug paprasčiau, daug greičiau. Taip pat šiek tiek apie karštas piniginės. Taip pat noriu paminėti šaltas piniginės, kuom jos yra svarbios. Na, čia tokiem žmonėm, kurie jau treidina didesnėm sumom ir kurie netai pasitikė centralizuotom keityklom. Nes kai veikia centralizuotos keityklos, jos yra, na, galite įsivaizduoti kaip bankai, bet, na, bankai gali bankrutuoti, gali užšaldyti jūsų pinigus, taip. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs tam laikot, yra gan saugu, bet jeigu kažkas atsitiks, jeigu, tarkim, kompanija tam, na, taip labai dažnai nebūna ir dėl to aš rekomenduoju Binance, nes jie yra pati didžiausia, jie turi labai daug rezervo ir, na, kad jie sugriūtų, tai turbūt galima būtų prilyginti kokiam vienam iš didžiausių pasaulio bankų, taip labai mažas šansas ir gan saugu, bet kaip atsitiko su FTX, tarkim, galbūt, kas žinot, buvo didžiulis skandalas, antra didžiausia kriptovaliutų keitykla, jis sugriuvo netikėtai ir daug žmonių prarado pinigus, tai vat po to laiko ne visi pasitikė keityklom, nenori ten irgi laikyti daug, tai keityklos yra saugiau už karštas piniginės ir jų tikrai pakanka pradžiai, kai jūs pradėsite treidinti, tačiau vėliau, kai mes jau kalbam apie didesnes sumas ir jūs norite tiesiog turėti pas save, šaltos piniginės yra labai naudingos tam. Kuom jos skiriasi, kad būtent jas taip pat galit, sakykim, taip pridėti į Phantom, jas kaip papildoma, tarkim, piniginė, tačiau jeigu kažkas gaus access, sakykime, jūsų kompiuterį nuhakins ar panašiai, jūs galite, jie negalės iš jūsų piniginės ištraukti tų pinigų, nes jiems reikia būtent ledger patvirtinimo, o ledgeris yra šitas kaip toks vat dalykėlis. Ir tada, jeigu jūs norite išsitraukti pinigus ar įdėti, jums reikia suvesti koduką šitame įrenginyje. Ir, na, kadangi jūs turite jį pas save, tai tas žmogus negalėtų ištraukti, nes, na, jis jo neturi. Tai va dėl to yra labai patogu. Tiksliau, labai saugu. Nėra taip patogu kaip paprastos karštos piniginės, nes automatiškai ilgiau užtrunka, žinot, suvesti visus kodukus ir panašiai, bet yra daug saugiau. Bet, na, nemanau, kad dabar daugumai iš jūsų tai bus labai aktualu. Čia visada galėsite manęs po to pasiklausti, jeigu kils klausimų ir norėsite nusipirkti. Aš kiek žinau, kaina gali svyruoti jo apie virš 100 eurų, čia Danijos kronos, bet apie 100 virš 100 eurų. Priklausomai koks tas, čia aš kaip matau, yra naujų net. Tai va, gali tai vėliau tapti turbūt kažkas, kas jūs domintų, tai va, norėjau parašyti ir šiek tiek paaiškinti, bet kol kas apsistosim ties šitom dviem piniginėm, labai svarbu jos turėti prieš pradedant kažką daryti. Ir tiek šio trumpų video norėjau, nors nebe toks ir trumpas gavosi, bet norėjau paaiškinti vat, būtent skirtumą ir kam jos naudojamos, kam jos naudingos. Tai vat, MetaMask ir Phantom. Ačiū, kad žiūrėjot.